Greičiausiai nutylite, nenorite kelti konflikto ir čia kažkur esate išmokusi elgesio modelį, būt gera mergaitė, galbūt nutylėti. Iš tikrųjų nuoskaudų esate labai daug prikaupusi, kurios jūs pradeda jau smaugti, ne veltui jūs čia ir atsidūrėte. Galiu padėti su tuo, tai bus nelengvas procesas, nes reikės pačiai dirbti su savimi. Pirmiausia, atpažinti savo poreikius. Kokiose situacijose jaučiuosi negerai ir ką aš su tuo darau. Dažniausiai ką? Nutyliu, atsitraukiu, prisitaikau. Tikiuosi, kad kitas pasikeis ir mane pamatys. Ne, to nebus, kol mes aiškiai nepradėsim kalbėti apie savo poreikius. Kaip tai daryti? Per empatiją. Pasisodinti vyrą ir sakyti, aš noriu tau kai ką pasakyti, kokiems veiksmams esant ar kokioms situacijoms aš jaučiuosi negerai. Aš to nebenoriu ir aš iš tavęs galbūt norėčiau išklausimo, galbūt nuleisto tono ar nesakyti tam tikrų žodžių. Aš negalėsiu būti santykiuose, jeigu tai toliau tęsis. Ar dabar jūs girdėjote priekaištą? Ne. Tai vat išmokę taip kalbėti, mes galime gauti santykiuose tai, ko norim ir nebenutylėti.